Klaipėdos karilionas – vienas iš 3 Lietuvoje esančių tokio pobūdžio muzikinių instrumentų. 48 varpai išlieti vienoje garsiausių Olandijos liejiklų. Jų diapazonas 4 oktavos, o visa konstrukcija sverianti 10 tonų užkelta į Klaipėdos pašto bokštą. 30 metų karilionu skambinantis Kęstutis Kačinskas sako, kad Klaipėdos kariliono garsą galima girdėti visame centre. Ten, kur matosi pašto bokštas, girdisi iš jos sklindantis magiškas garsas. Jeigu tu matai bokštą ir nėra kažkokio tai priešinio vėjo stipraus, tai tu girdėsi ir garsą. Labai gera vieta yra prie Danės upės. Speciali vieta yra laikrodžių muziejaus kiemelis. Yra dar pora tokių vadinamų bromų. Žinot, kaip namuose tokio bromo įėjimas arba įvažiavimas. Tose vietose labai gerai skamba. Šalia pat bokšto nepatarčiau. Todėl, kad girdisi metalo pats skambėjimas, kuris užgožia tikrai garsą. Sakoma, kad varpo garsas kuria visatos harmoniją, gydo ir net perduoda kosminę energiją. Būtent jos po trumpiausios šių metų nakties su kaupu galės pasisemti Klaipėdos gyventojai ir svečiai. Dabar festivalis yra rengiamas per Jonines, tai yra birželio 24 dieną, vieną dieną ir tas formatas yra sugalvotas 4 koncertų dienos, popietės, vakaro ir nakties ir jame pasirodo kviestiniai atlikėjai, iš viso pasaulio. Tie koncertai, manau, ir ta viena diena, tai yra ypatinga diena, tai vidurvasaris, tai yra tie, kurie per naktį rasas nešvenčiant piliakalnių ugnies nekūrena. Aš manau, kad su varpų muzika savo sielą turi galimybę pakelti arčiau to Dievo, pasėdėti, pamedituoti, pamastyti. Tai yra ypatinga šventė klaipėdiečiam. Klaipėdos kariliono festivalis šiemet iš vienos dienos išaugo iki kelių savaičių. Jau nuo birželio vidurio per miestą keliauja istorinė ekspozicija. Rengiamos ekskursijos į centrinio pašto bokštą, kur žmonės gali įsitikinti, kad 42 metrų aukštyje kybo varpai, sukonstruotas tikras kariliono instrumentas, o juos skambina gyvas žmogus. Šią savaitę pietiniuose miesto rajonuose suskambo kilnojamas karilionas atkeliavęs iš Gdansko. Juo 3 vakarus iš eilės mėgavosi toli nuo centro gyvenantis ir tikrojo kariliono negirdintys klaipėdiečiai. Visi šie festivalio šaukliai dirba tam, kad kuo daugiau žmonių išgirstų ypatingą varpų muziką, kurią gali pasigirti ne kiekvienas Europos miestas. Ir iš tikro aš taip galvoju, kad galbūt nepelnytai tas mūsų karilionas neturi tokio pripažinimo. Ir už tai norisi, kad visa Klaipėda žinotų, kad yra toks karilionas. Manau, kad šitas festivalis mūsų yra išskirtinis ne tik Klaipėdoje, bet išskirtinis yra visoje Lietuvoje. Vidudienio, popietės, vakaro ir nakties varpų muzikos koncertai bus gerai girdimi aplinkiniuose namuose, tad tie, kas tiki gydančią varpų gale, penktadienį teatveria langus plačiau.